Taip, labas vakaras dar kartelį visiems, kas žiūrės įrašą. Jungsiu prezentaciją, kad viskas būtų akivaizdžiau ir aiškiau. Taigi noriu pradėti nuo to, kad mūsų šiaip mokykla vadinasi Pardavimo ekspertas ir tema yra Instagramas. Bet jeigu būtų viskas taip paprasta, kad aš jums tiesiog pasakyčiau, nu vat, Instagrame reikia pardavinėti taip ir ten rodyti tą ir tą, ir jums viskas seksis gerai, tai būtų labai viskas lengva ir paprasta. Su Instagramu dėja yra šiek tiek sudėtingiau, bent toj startiniai fazėj, kol jūs pradedat tik kurti, rodytis, naudotis galiausiai tuo Instagramu, taip kaip tikruoju instrumentu, kuris yra iš tikrųjų labai galingas ir naudingas, ir ne tik Instagramas, ir Facebookas, ir kiti socialiniai tinklai, taip pat šiuo metu labai gerai plinta Lietuvoje ir TikTokas. Ir kuo daugiau mes apimsim tų socialinių tinklų, tuo didesnį mes pasiekiamumą ir žmonių ir turėsim. Tai mums socialiniai tinklai leidžia efektyviau reikštis, efektyviau save rodyti, apie save kalbėti ir rodyti tai, ką mes galime pasiūlyti žmonėms, tai kaip ir verslas, taip ir pardavimai. Yra tokia frazė, kad jeigu tavęs nėra Instagrame, tu neegzistuoji. Ir su ją aš dalinai sutikčiau, nors nenoriu sakyti, kad Instagramas tai yra vienintelis būdas, kaip jūs galite realizuotis referalinėme versle, tikrai ne, ir aš visą laiką sakau tai visiems savo partneriams, kad jų yra tikrai N+K pavyzdžių žmonių, kurie sėkmingi yra ir net neturėdami socialinių tinklų, bet aš esu tikra, kad jeigu jie juos turėtų, jie turėtų dar didesnį augimą, greitesnį ir dar didesnę sėkmę. Taigi pati aš pradėjau kurti Instagramą, vesti Instagramą būtent tuo metu, kai aš atėjau į referalinį verslą, tai būtent buvo tas ta mano motyvacija pradėti ten reikštis, vesti stories, kurio aš nei vieno iki tol nebuvau kėlusi, nebuvau kalbėjusi į kamerą. Tai buvo baisu, aš žinau, kad susiduria su tuo labai daug naujokų ir jie prisistabdo tom savo baimėm, kad aš bijau, man tai ne mano, neįprasta, aš taip negalėsiu, bet aš galiu jūs patikinti, kad jūs tikrai visi galėsit ir kad ta baimė dingsta ties 2 savaitė maždaug reguliaraus vedimo ir jūs pradedat nuo to tikrai kaifuoti. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Visų pirma, tam, kad pradėti reikštis ir vesti Instagramą, labai svarbu yra sutvarkyti jo profilį. Pradėsim mes nuo bazinio profilio apipavidalinimo. Kas yra čia svarbu? Tai yra svarbus vardas, nuotrauka, bio ir highlightsai. Tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos jūs turite, nuo ko pradėti turite tvarkyti savo paskyrą. Tai vardas. Vardas pas mus turi būti aiškus, tai geriausia, kad tai būtų tiesiog vardas ir pavardė, be jokių ženkliukų, skaičiukų, ten, nežinau, tarpų, brūkšnelių. Jūsų vardas turi būti labai paprastai žmonėms įsiminamas, tam, kad jeigu netyčia jie pamestų jūs, o norėtų pas jūs ar jungtis į verslą, ar pirkti produktą, jie greitai prisimintų, kad aš pirkau tikrai pas Gretą, suvestų Gretą ir išmestų. Jeigu ten būtų kažkokia ten, nežinau, saulutė 1, 2, 3 tarpelis brūkšniukas, tai žinot, aš esu tikra, kad žmogus tiesiog jūsų nerastų ir jūs prarastumėt savo klientą, savo galimai būsimą partnerį. Toliau mes turim susitvarkyti savo nuotrauką. Pagrindiniai reikalavimai nuotraukai yra, kad jinai būtų tokia kaip ir profilio,
reiškias jūs ir vat, geriausia iki krūtinės, iki pusės, net toliau, kad būtų ryškiai matomas jūsų veidas, kas jūs tokia, tokia iš arti. Aišku, čia yra svarbi kokybė. Jeigu jūs turite galimybę pasidaryti kažkokią profesionalią fotosesiją, tai yra labai sveikintina. Bet jeigu ne, tikrai ne bėda. Dabar šiuolaikiniai mūsų telefonai tikrai kokybiškai fotografuoja ir jūs galite tiesiog net selfie režimu nusifotografuoti labai gerą nuotrauką savo profiliui. Taip pat turi būti švarus fonas, kad ten nebūtų eglučių, kažkokių namų, vaikų, to labiau, vat, kitų žmonių nebūtų ten, kad jūs ten su visa šeimyna kažkur toli ir ten neaišku kas, nes tas jūsų profilio nuotrauka, jinai istorijos yra tokia mažytė, kad ten tiesiog bus toksai makalūzė ir nieko nesimatys. Turit aiškiai išsiskirti, kad žmogus prisimintų, kad tai jūs ir va toje stories eilutėje tikrai matytų, va, kad čia vat Greta, kurios aš ieškau. Toliau bio. Čia šiek tiek yra sunkiau ir čia yra tokie skirtingi standartai, skirtingos tendencijos. Galite matyti skirtingus profilius, kai kurie rašo tik tais ten kuo jie užsiima, bet tai yra dažniausiai arba verslai, arba ekspertiniai profiliai, kurie rašo tiksliai, kad, pavyzdžiui, psichologas rašo, kad ten jis teikia konsultacijas, ten tratata, padedu tą. Bet kadangi mes Džojų partneriai, mes neturime tapti čia pasakyti, verslo profilio. Mes kūrėme savo asmeninį brandą, mes parduodame save, savo gyvenimo būdą ir produktus, kurie gerina mūsų gyvenimo kokybę, verslą, kuris keičia mūsų gyvenimą, tai mūsų socialiniai tinklai turi būti bendrai apie mus. Taigi bio aš rekomenduoju visgi rinktis tokį, kuris pritrauktų dėmesį ir kuris papasakotų apie jūs kažką įdomaus ir užkabintų žmogų. Užkabintų taip žmonės ir jie ateitų toliau žiūrėti, kas yra jūsų profilė. Tai kaip pavyzdys, sarkazmas mano oficiali kalba, mano antakiai privalo stovėti, čia mergina užsimanti permamentu ir taip pat yra mūsų ir partnerė. Tai va, tai toksai kažkas įdomesnio, išskirtinio. Jūs galite rašyti, kad, nežinau, kad darau špagatą, tarkim, jūs gerai darote ten špagatus, lankote kažkokias treniruotės ir galit parašyti, aš ten galiu padaryti špagatą bet kur, ar virvutę bet kur. Nu, kažkokią tokį išskirtinumą. Ir čia tikrai neturi būti versli mama, 3 vaikai ir vyras ir taip toliau, kaip labai dažnai kas mėgsta rašyti, tai tokia informacija apie jūs nesako nieko, ką žmogus pamatys profilę. Nebent jūsų profilis labai mamiškas, jūs kalbate apie motinystę, tada galite prirašyti, kad jūs turite 5 vaikus. Bet šiaip aš rekomenduoju prisėsti, pagalvoti, kokie pas jūs pasiekimai. Gal jūs ten, nežinau, olimpiadą kažkokią matematikos mokykloje 10 kartų laimėjot. Nu, kažką tokio, ko negali pasigirti kiekvienas žmogus. Toliau eilutė, kuri mums taipogi labai svarbi, tai yra mūsų highlights. Tai čia yra ilgalaikiai istorijai, kur jūs su savo storiukus, kažkokius storytellingus, kažkokius pasakojimus apie verslą, apie produktus, jūs galite sukelti į išliekančias tokias storiukus savo, highlightsus. Tai čia yra svarbu, kad būtų pavadinimas. Čia yra pačioj mano highlightsai, tai aš visgi rekomenduoju juos nevadinti produktų pavadinimu. Nes, pavyzdžiui, čia pavadinta Spirulife. Aš atėjus į profilį ir pamačius highlightą Spirulife, aš net nežinau, kas tas Spirulife.
ta prasme. O ateinu čia ir žiūriu, lieknėjimui. Man reikia numesti porą kilogramų, įdomu, ką jinai čia rodo. Tai stenkitės, kad jūsų būtų naujienos. Stenkitės, kad jūsų highlights būtų aiškus, ką žmogus gali ten rasti. Va čia man dar įdomus labai buvo highlightsas prieštaravimai. Ir čia buvo pasakota būtent apie tai, su kokiais prieštaravimais susidūrė žmogus. Tai labai buvo iš tikrųjų įdomu ir aš gal net tą idėją pasiimsiu savo. Tai vat, odos grožiai ir taip toliau. Spalvinė gama. Vienu metu gal buvot matę, kad visi highlightsus darė vieno fono ir tik buvo pavadinimai skirtingi. Iš tikrųjų tai gali būti, bet tai po biškį jau išeina iš trendo, sakykim, ir nebėra taip aktualu. Bet priderinkit tiesiog, kad gražiai jie tarpusavyje dėrėtų, kad tiesiog būtų malonu akiai ir pritraukiančiai norėtųsi pažiūrėti, kas ten yra. Ir atnaujinimas. Svarbu, kad jūsų highlightsai būtų karts nuo karto atnaujinami. Tai reiškia, kad jūs atnaujinat informaciją, pavyzdžiui, vieną kartą apie mūsų kolageną papasakojat, jau praėjo ten kažkiek laiko, jūs gal turite daugiau patirties, daugiau rezultato, daugiau ekspertiškumo, jūs galite vėl padaryti storytellingą gražų, naudingą ir jį atnaujinti, ištrinti senus storiukus ir įkelti naujus. Arba jūs gavote ten daugiau rezultatų, galite pridėti dar daugiau klientų rezultatų į tą papkutę. Sekantis etapas – siena. Labai svarbu ypatingai pirmos 9-12 nuotraukų, nes pagrinde, kai atsidaro profilis, pasimato būtent tiek. Pasistengkite, jeigu tik dabar pradedat tvarkyti savo profilį, kad bent šitos pirmos nuotraukos, kuo greičiau jas užpildyti, kad pats profilis, pačios nuotraukos siena būtų patraukli akiai. Nes tam, kad žmogus ateitų ar atsidarytų jūsų postą ir paskaitytų, mes vis tiek visi esam vizualai, mes pirmą mato akis, o po to jau smegenys nori ten paskaityti, kas ten įdomaus. Tai čia vėlgi dominuoja 1-2 spalvos. Tai šita tendencija irgi šiek tiek jau iššoka iš trendo. Jeigu galėjot net pastebėti, kad jeigu anksčiau buvo dauguma tokių profilių blogerių netgi vienoj spalviniai gamoj, tai dabar jau rečiau tai gali pamatyti, bet jeigu jūs tik naujokas ir tam, kad jums suprasti pradžioje ir įgauti tą estetiką ir pamatyti tą pradinį rezultatą, kad jau maždaug tvarkosi jūsų gražiai atrodo siena, aš visgi rekomenduoju bandyti kažkiek iš pradžių su tom spalvom taip stipriai nežaisti, o atsirinkti ten porą spalvų dominuojančių ir stengtis, kad ta siena atrodytų taip harmoningai. Bet čia gal svarbiau yra, kad būtų skirtingi formatai, kad tai nebūtų vien jūsų selfiukai, kad tai nebūtų vien jūsų vaikai, kad ką reiškia skirtingi formatai. Va čia irgi galit matyti. Čia yra nuotrauka ten taip iš toliau. Čia yra kažkoks maistas iš arčiau. Čia yra labai stiprus planas. Čia vėlgi kažkokia tokia erdvė. Duokit irgi biški to oro jūsų profilė. Tai reiškia, kad būtų ne tik daiktai ant daiktų, kad būtų tuščios erdvės kažkur. Arba tokie, kaip būna fotosesinės nuotraukos, kur švari siena, vėlgi, jeigu yra galimybė fotosesijos, tai aišku būtų labai faina ir tai jums labai palengvintų tą pradžią susitvarkyti jūsų tą profilį. Ir kas liečia postus, tai rekomenduojama, aišku, kad postai būtų bent 3 kartus per savaitę ir iš jų bent 1-2 reelsai per savaitę.
Taigi dažniausiai merginos sako, aš nežinau apie ką rašyti, ką man dėstyti tam Instagrame, aš neturiu minčių. Tai iš tikrųjų postų temos turėtų būti, palaukit sekundę. Čia bus gerai. Gerai, postų temos turėtų persipinti skirtingos. Jūs neturite rašyti dabar atėjote referalinį ir rašot bam, 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 tik apie referalinį. Jūs galite labai drąsiai miksuoti skirtingas temas, tai gali būti apie gyvenimą, apie jūsų šeimą, apie jūsų pomėgius. Taip pat jūs galite kelti postus ir apie produktus, net rekomenduojame, bet čia aš noriu atkreipti dėmesį, kad tai nebūtų nuotraukos tiesiog mūsų duotos produkcijos, o tai būtų kažkokios nuotraukos su jūsų su produkcija, kur jūs įkeliat nuotrauką, ten nežinau, pavyzdžiui, su kažkokiu mūsų produktu ir tada parašot aprašymą ir fainai, jeigu jūs dar turit kažkokiu atsiliepimu ir kartu į karuselę galit net iš karto kelti ir atsiliepimus apie produktą. Taipogi turi būti ir verslo tema, kad žmonės matytų, kuom jūs užsiiminėjat ir kad jie gali ne tik pirkti, bet ir tapti jūsų komandos nariais. Taip pat motyvaciniai. Tai kažkokie postai apie motivaciją, kaip pasiekti daugiau, kad apie svajones ten, žinot, visokiausi tokie, kur perskaitai ir užsimotyvuoji kažką daugiau daryti. Tai aš čia parašiau jums kaip pavyzdį, apie ką galima rašyti. Tai pavyzdžiui, aš referaliniam versle. Čia jūsų būtų, čia must postas kiekvienam partneriui. Tai apie savo atėjimą į referalinį verslą. Jūs turit pranešti visų pirma, kad žmonės žinotų, kad jūs esate partnerė, kad pas jūs galima nupirkti produktų, kad jūs galit pakviesti į verslą, kodėl jūs čia atėjote, bendrai kas tai referalinis verslas, ką duoda referalinis verslas, nuo ko pradėti referalinį verslą, kas pastumėjo į referalinį verslą, kam tinka referalinis verslas, mano tikslai referaliniam versle, kas siūlo džojų, kas veda į sėkmę. Ir čia tokie labiau jau netokie tikslingi, bet pavyzdžiui, kaip darbas suvalgo gyvenimą, kaip noras keisti gyvenimą, ten niekada nepasiduok, verslas tai augimas ir duobės, tau pavyks, svajonės veda į priekį. Iš tikrųjų, labai daug yra apie ką rašyti ir aš jums čia pasiūlysiu vieną tokią idėją, turėti idėjų banką. Tai reiškia, kad jeigu jums, pavyzdžiui, žinot, tikrai būna, kad jūs kažkur važiuojat ar kažką perskaitot ir galvojat, blemba, reikia apie tą parašyti. Bet kaip ir dabar netinka, ten ar neturiu tinkamos nuotraukos tai temai ir taip toliau. Užsiveskite sąsiuvinuką ir tiesiog rašykite savo idėjas. Apie ką, idėjas, temas, apie ką norėtumėt pakalbėti. Ir kada pas jūs pritrūksta, pavyzdžiui, yra nuotrauka, norite kelt, o nežinot, ką parašyti, tai atsiverčiat savo idėjų banką ir pasiemat savo postą temą ir parašot gerą postą. Dabar stories. Stories, taip, dar nepaminėjom, kodėl yra svarbu rašyti būtent postus, nes kai jūs darot stories, jūs mato tik ribotą auditoriją. Tai reiškia, kad tik tie sekėjai, kurie paspaudė follow ir jūs seka. Kai jūs rašot postus ir reelsus, jūs pasiekėt daug platesnę auditoriją, jūsų postus ir reelsus gali matyti žmonės, kurie net jūsų neseka ir jie gali ateiti, perskaityti, užsikabliuoti ir tapti jūsų sekėjų. Todėl, kad aš žinau, kad visiems labai fainai yra daryti storiukus, bet tikrai nepamirškit rašyti postų ir stenkitės išlaikyti tą reguliarumą. Dėl stories, tai jų turi būti apie 50 į dieną. Ir tai turi būti ne tik kalbanti galva, kaip jūs atsukat ekraną į save, bet ir tekstas nuotraukose. Tai čia turbūt bus geros žinios tiems, kas bijo
rodytis, kad jums tikrai nebūtina kalbančia galva visą laiką kalbėti, jūs galite filmuoti save iš šono, nekalbant, kaip darot kokteilį, pavyzdžiui. Jūs galite rankas galiausiai pafilmuoti ir kalbėti už kadro, kol įsivažiuosit. Taip pat dėti kažkokią savo nuotrauką ir rašyti pasakojimą. Tai viskas ne taip baisu, kaip atrodo. Toliau mes turim šrifto svarbą. Tai naudokite paprasčiausius šriftus lengvai skaitomus žmonėms. Labai dažnai matau, kad būna tokios makaliūzės, kažkokios tokie pasviri raštai, užsukti. Dabar Instagramas siūlo labai iš tikrųjų didelį pasirinkimą tų šriftų. Bet apsiribokit paprastesniu, nes kartais žmonės tiesiog pamato, kad ten kažkas dar mažom tokiam raidėm daug ir kažkokio neaiškių šriftų, jie tiesiog skipina dėl to, kad jie tingi skaityti. Ir iš esmės daug teksto yra blogai, nes žmonės biški tokie tinginiai ir jiems reikia trumpai ir aiškiai, bet daug teksto. Ir jeigu tas trumpai ir aiškiai juos užkabins, jie tada perklausys visą informaciją, pavyzdžiui, jeigu jūs kalbėjot to istoriją balsu. Nes to labiau, kad labai daug žmonių klauso, žiūri Instagramą ir kitus socialinius tinklus be garso ir tik tada, kai jūs užkabinat teksto, jie tik įsijungia, reikia paklausyti, apie ką jinai ten kalbėjo, kažkas įdomaus. Tai dar viena taisyklė, tai yra jūsų stories ekranas, tai vat čia tinkamiausia vieta yra tekstui. Čia yra statistika, kaip kur akis geriausia užsikabina, kur yra išdėstomas tekstas. Tai vat čia yra labiausiai, yra apačioj kairiai, čia yra silpniau ir vat dešinys apatinis kampelis yra pats blogiausias jūsų kažkokiam svarbiam tekstui. Taigi, asmeninis brendas. Apie ką mums reikia kalbėti Instagrame? Tai kaip ir minėjau, Instagramas turi būti visų pirma apie jūs. Žmonės turi pamilti jūs, pamėgti jūsų gyvenimo būdą. Todėl Instagrame drąsiai galite kalbėti 3-5 skirtingom temom. Tai gali būti, pavyzdžiui, kažkokie pomėgiai, galite rodyti jūsų sportą, jūsų šeimą, jūsų kažkokį, nežinau, kačiuką, yra tikrai tokie profiliai, kur visą laiką parodo savo gyvūniuką ir tai yra kaip viena iš temų. Ir taip miksuojant, jūs laimit todėl, kad daugiau auditorijos galite apimti. Jeigu jūs kalbėsite tik apie produktą ar tik apie verslą, tai jūs žiūrės žmonės tik tais tie, kurie pas jūs perka. Bet jeigu jūs rodysit kažkokias kitas įdomias temas, gali ateiti ir tie žmonės, kuriems, pavyzdžiui, neįdomu šiai dienai jūsų produktai, bet jie bežiūrėdami tai, kas jiems įdomu, jie vis tiek mato ir jūsų darbo storiukus ir, kaip sakant, šildosi. Ir tikrai ateina ta diena, kai tas žmogus, kuris iš pirmo žvilgsnio jam visai nebuvo įdomu šitas verslas, jis jums parašo, kad nori prisijungti, kad jūs ten stebėjo jūs metus. Man labai dažnai rašo: Sabina, aš pusę metų tave žiūrėjau, Sabina, aš metus tave žiūrėjau ir nusprendžiau prisijungti. Tai čia jūsų galimybė tiesiog apriepti didesnį kiekį auditorijos, kad jinai pas jūs taptų lojali. Tai kalbėti visų pirma reikia tai, kas įdomu jums. Nereikia taikytis, nereikia ieškoti kitų pavyzdžių, nereikia taikytis prie tai, kas dabar ant bangos, nežinau, stengtis būti kažkuom kitu, būkite savimi, nes nuoširdumas visą laiką tai yra tiesus kelias į sėkmę. Žmonės ateina pas žmonės ir
tas kontaktas, jis padeda jums taipogi ir vat kurti tuos ryšius su jūsų auditorija ir vėlgi, kad jinai taptų lojali ir be abejo pirktų ir ateitų į verslą. Darbinis turinys persipina su gyvenimu. Tai čia aš jau šiek tiek tą temą pakalbėjau, kad jūs turite kelti ir darbinį turinį, netgi tą pačią dieną tai gali persipinti, kad žmogų neapkrauti viena tema ir jis nenuskipintų, jūs galite drąsiai daryti intarpus iš ten kažko kito. Ryte, pavyzdžiui, padirbot su produktu, po to nuvarėt į sportą, nuėjot pasivaikščiot su vaikais, parodėt ten kažką, vakare vėl grįžtat ir galit pakalbėti apie verslą. Kontaktas su auditorija. Labai svarbu daryti tokius interaktyvus, tai storiukai, kurie įtraukia jūsų auditoriją dalyvauti jūsų gyvenime. Jūs galite naudotis tokias funkcijas kaip klausimas, po to tie pool, kur reikia pasirinkti teisingą atsakymą. Ir kuo daugiau jūs kontaktuojat su auditorija, kuo daugiau jūs jos klausėt, tuo jie labiau jūs jiems atrodot kaip tokia savekė, kaip jau draugė. Pavyzdžiui, ten, nežinau, iš 2 megztukų, kaip galvat, kuri mergaitės, kuris man tinka, kuri man rinktis, arba ten padėkit man šiandien apsirengti, ar ten, nežinau, pasiūlykit, kur aš galėčiau nuvažiuoti patostogauti, kuri kryptis jums fainiausia. Ir toks vat bendravimas sukuria tą ilgalaikį ryšį. Pas mane irgi Instagrame yra, atrodo, aš nepažįstu žmogaus, bet mes jau perkalbėjom visas temas ir aišku, galiausiai tai tampa mano tikrai lojalūs klientai, nes jie jau priima mane kaip draugę, nors mes niekada gyvenime nesam susitikę. Ir taipogi čia galioja ir su kitais profiliais, kontaktuokit taip pat su kitais profiliais, kad jūs pamatytų. Tai reiškia, kad žiūrėdami, nežiūrėkite šiaip tuščiai Instagramo. Stenkitės jūs įdomius asmenis, ypač tuos, kur galimai jūs galvojat, kad labai fainai jiems tiktų referalinis ir jūs norėtumėt pakviesti tą žmogą į referalinį verslą, jūs pakomentuokit, palaikinkit, parašykite, atsakykite į stories, užmegzkite, stenkitės kuo daugiau užmegzti kontakto su kitais profiliais, kad jie ir jūs pasektų, galimai netgi pasidalinkite storiuose apie kitą profilį. Aš irgi, beje, šita strategija yra labai gera, nemokama strategija Instagramo vystymui, pasidalinti apie kažkokį profilį, ar jūs kažką nupirkot ir pasidalinti, palikti atsiliepimą. Ir tokie profiliai labai dažnai ir persidalina, ir vienas apie kitą papasakoja, perrepostina. Ir tai tikrai labai malonu, kad galima tiesiog tokiu nuoširdumu pasirodyti kitam profilį ir dar sekėjų savo gauti šiek tiek, kurie, aišku, tampa mūsų potencialiais pirkėjais ir partneriais. Dabar pas mus storytellingas. Tai realiai mūsų visi išėjimai į stories neturi būti chaotiški, jie turi dėstytis kaip istorija. Aišku, ne visada taip išeina ir man ne visada taip išeina, kartais noris irgi kažkokią lempą įkelti ir tai yra normalu, bet vis tiek pagrinde turi būti istorija. Stories tai yra, kaip ir žodis sako, istorija. Tai šiandien jūs pasakojat kažkokią istoriją ir neprisėdot vieną istoriją ir viską išpasakojat, o ją išdalinot į kelis stories su kažkokiais tarpais, net galite ten kas 15 minučių, pusvalandį, galite ir visą dieną pasakoti po biškį vieną istoriją, bet istorijos užkabina. Kai jūs pradedat nuo kažkokios intrigos, oi, Dieve, kas man šiandien nutiko, tyla. Ir visi laukia, kasgi pas tave nutiko. Ir jūs pasakot, po šiek tiek įsivaizduojat, aš ten šiandien nuvažiavau Akropolį, o ten buvo tas senas, ir žinot, kas nutiko. Ir žodžiu, tas pats, kaip jūs draugiai pasakot istoriją su intriga, bet išdalinat ją į
ten 5-7 storiukus optimalu. Tas pats galioja ir pardavimuose. Tai kai mes parduodam savo produktą, mes irgi ne tik leptelim, kad pas mus Okubai akcija nuoroda pirkimui, toks pardavimas yra lygus nuliui. Aš garantuoju, kad pas jūs niekas nenupirks, nebent yra kažkoks lojalus klientas, kuris jau pirko. Tai mes pardavimus savo darom per tokią strategiją: problema, sprendimas, aprašymas, pardavimas. Tai čia aš įkėliau savo Draino pardavimą, tai buvo problema, aš pasakiau, ryte atsikėliau, padariau stories ir sakau, oh my god, kokia aš užtinusi, o dieve, kiek vakar aš privalgiau, pažiūrėkit, tai kažkas ten žiauraus. Arba įkeliu nuotrauką, arba įkeliu video. Sprendimas. Ir sakau, einu, aš išgersiu savo drainčiko. Ir tada jūs rodot, pavyzdžiui, kaip jūs geriat dreiną, ir tada seka aprašymas, kodėl jūs geriat dreiną ir kokias jis savybės turi, kuom jis geras, ką jis daro, ką padeda. Tada įkeliat savo rezultatą. Merginos, negaliu patikėti, žiūrėkit, po pusvalandžio, tiesiog po pusvalandžio mano akis atsimerkia. Ir tada jau seka pardavimas, kad jeigu jūs irgi susidarėt su tokia problema, nuoširdžiai rekomenduoju, nes tai yra tiesiog stebuklas, kaip reikia per pusvalandį nežinau, iš ko ten pavirsti žmogų. Tai va, tai tokie turi būti pardavimai. Aišku, gali čia dar būti ir kitų rezultatų įdėta, pavyzdžiui, po produkto jūs galite įdėti, pavyzdžiui, savo rezultatą, tada ir jūsų ten klientų rezultatus, atsiliepimus, ir tada jau daryti galutinį pardavimą. Ir uždaryti pardavimą, tai reiškia įdėti nuorodą arba parašyti, kad žmogus gali įsigyti produktą pas jūs. Tai realiai 5 stories, tiesiog drąsiai, jums puikus storytellingas. Tai pagrindinė storytellingo taisyklė yra, kad viena stories, viena mintis. Nemakaluokit viską į vieną stories. Kas dar? Dar yra svarbu tokie momentai kaip kokybė. Tai reiškia, kad telefonas Instagramui, socialiniams tinklams yra labai svarbus. iPhone. Jeigu yra galimybė, tai įsigykite iPhone'ą, tai gali būti ne paskutinis super kažkoks modelis, bet yra toks dalykas, kad iPhone'as, pavyzdžiui, su Instagramu, jie labai gerai bendradarbiauja ir jų kokybė yra žymiai geresnė negu Samsungų ir taip toliau ir visų kitų telefonų. Tiesiog matosi, kieno yra kontentas kūriamas su iPhone'u ir jis labai išsiskiria kokybę. Aš esu tikra, kad jūs irgi, kai žiūrit stories, jums patinka stories, postus, viską, jums patinka, kai yra gražus, kokybiškas vaizdas, o ne kažkokie išplaukę. Aš, pavyzdžiui, tokiu, man net akis trūkčia ir man nepatinka, ir aš kartais, kai pati blogam apšvietime ir rašau ir pati negaliu žiūrėti savo story, nes tikrai nervuoja, kai yra toks apšvietimas, tokia bloga kokybė. Ypatingai dabar, kai yra už lango tamsu, tai pasirūpinkite taipogi ir apšvietimu. Lempa vakarams yra must, jeigu norite kurti tvarkingą kontentą. Tai lempos gali būti brangesnės, gali būti pigesnės ir tikrai dabar yra pasirinkimas labai didelis, yra AliExpress ir Temu ir visur kur galima tikrai nelabai už brangiai nusipirkti lempą. Norėjau parodyti, gal pas mane čia yra. Aš netgi nusipirkau dar vieną tokią kabinamą ant telefoną, jinai gal yra tokia čiut didesnė už telefoną, jinai įsismeigia ant pačio telefono ir net galima tiesiog be jokios didelės lempos tiesiog telefoną laikyti ir gan gerai apšviečia jūsų veidą kalbant. Toliau dar vienas dalykas - išvaizda. Tai į stories mes išeinam
tvarkingai, susišukavę, nusiprausę, bent kažkiek užsimetę kažkokią, kad nebūtų kleckiukai, kažkokie vaikų, nežinau, vemaliukai ir taip toliau. Visgi tai, kaip sakau, Instagramas tai yra apie estetiką ir žmogui visą laiką maloniau žiūrėti, kai žmogus ateina gražus ir susitvarkęs. Ir kaip aš sakau, man tai žmogus ateidamas susitvarkęs, duodamas turinį, jis su pagarba ateina pas savo sekėjus. Tai gerbkime vieni kitus. Taipogi filtrams ne. Maksimaliai, ką jūs galit naudoti, tai pavyzdžiui, Paris, toks filtriukas, nu, jis dar leidžiamas, nes jis neiškraipo jūsų bruožų, prašau, nenaudokite jokių filtrų, jokių fonų ten, tokių kažkokių užblūrintų, kaip tokių būna, net nežinau, kaip čia vadinasi, su tokiais taškiukais kažkokiais mirgančiais, nei veidą koreguojančių filtrų. Tikrai Instagrame ir kitose socialinėse tinkluose dabar labai yra vertinama natūralumas, natūrali išvaizda, be jokių dirbtinų filtrų. Ir man iš savo patirties pasakysiu, kad kai aš matau, kad žmogus toks su filtru, man iš karto jis fake. O mes tikrai, Džojų partneriai, esam apie gerus produktus ir apie sveikatą, ir mes negalim rodyti produktų, pavyzdžiui, kalbėti apie kolageną, jo naudą ir būti užsidėję kažkokią, nežinau, tokią kaukę, kur žmogus sako, Dieve, jinai kalba apie kolageno, o pati užsidėjus filtrų, kad neina net atpažinti, ar jinai, ar ten neina. Na ir svarbiausia, tai aišku, yra energija. Ateikit į Instagramą duoti žmonėms energijos, jie tai mėgsta, stenkitės mažiau verkšlenti. Aš jau pati irgi pastebėjau, kad mane, pavyzdžiui, net nervina, kai vieną dieną žmogus verkšlena, antrą dieną verkšlena, kaip ten viskas blogai, brangu ir taip toliau. Ir trečią dieną aš jau noriu tiesiog spausti unfollow. Tai nebūkit tais žmonėms, kuriems žmonės nori spausti unfollow. Ateikite pasikūrę, ateikite duoti žmonėms naudos, pasakokite apie produktą, užsidegę, jeigu tai yra kokteilis. Mano buvo viena pradžioje tokia fiškė mano, kad aš visą laiką, kai gerdavau kokteilį, aš visą laiką, va taip sakydavau, koks jis skanus. Ir žinokit, man taip rašė daug merginų, sako, kaip tu jį geri, tai žinok, net seilės varva ir aš noriu jį nusipirkti. Tai netgi tokie, atrodo, smulkus dalykėliai, jie tikrai veikia. Tai yra vienas iš būdų parduoti, tai yra nuoširdžiai parodyti savo nuoširdžią reakciją į produktą. Taip pat kūrybiškumas. Stenkitės nesikartoti, stenkitės pagalvoti, kaip jūs galite dar papasakoti, parodyti, junkite savo kūrybiškumą. Na ir intrigas, jau buvau šiek tiek paminėjus apie intrigas, kad jų irgi reikia. Instagramas žmonės, sekėjai mėgsta, kai yra kažkokie tokie įdomus dalykėliai, ir į tą savo kontentą galite drąsiai irgi pamėtyti ir kažkokiu intrigėliu. Taip. Tuo mano prezentacija ir baigėsi, bet man kažkaip visą laiką atrodė, kad aš praleidau vieną stories, vieną paveiksliuką. O gal ir ne. Bet aš norėjau vis pasakyti, galvoju, kada mano bus apie reelsus. Tai, kas liečia reelsus, tai irgi darykit, nebijokit, reelsams galioja tos pačios temos kaip ir postams. Įjunkit taipogi čia savo kūrybiškumą. Reelsai iš tikrųjų turbūt, kas liečia auditorijos
plėtimą yra galingiausias įrankis, nes jo peržiūros būna didžiausias ir iš jų ateina turbūt daugiausiai sekėjų. Apsišarvuokite kantrybę ir kas liečia reelsus, ir kas liečia postus, ir kas liečia sekėjus, jie tikrai ateis, jeigu jūs būsite reguliarūs. Aš pradėjau irgi su 420 sekėjų, dabar pas mane virš 3000. Aišku, tai nėra kažkoks wow skaičius, bet tas skaičius man leido sukurti savo komandą pagrindę tik tais Instagramo pagalba. Tai apsišarvuojam kantrybę, nuoseklumu, reguliarumu ir palinkėsiu jums sėkmės. Čia svarbiausia daryti. Va dabar visą tą medžiagą, kurią išjungsim. Visą tą teoriją, kurią aš pasakiau, tai yra bazė, tai yra kalbama visose mokymuose, tikrai nereikia jums dabar bėgti į kažkokius Instagramo kursus, nes visur maždaug yra viskas tas pats ir jeigu apie kažkokius trendus, tai jūs galite drąsiai rasti tai kažkokiuose profiliuose, kurie kalba apie Instagramą, nemokamos medžiagos yra taip, va tiek ir aš tikrai nesiūlau investuoti dabar į kažkokius Instagramo kursus, susitvarkykit savo profilį, va taip nuo bazinių dalykų pradėjus ir reguliariai darykite veiksmus ir rezultatas tikrai ateis. Tai va, jeigu kažkokių klausimų ar kažką praleidau, kažko nedasakiau, tai gali drąsiai klausti. Klausimų nėra. Na, aš dabar nesenai mokiau socialinių tinklų administravimą. Tai dėl to Instagramo dabar labai daug yra visokių tokių niuansų. Su tais tinkleliais, nu taip, highlightai tai yra būtina, bet tinklelį išlaikyti, kaip ir pati minėjai, nebėra būtina. Taip. Nu, jis vis tiek turi būti, ta prasme, estetiškas, kažkoks, toksai patrauklus akiai, bet... Elementariausia taisyklė, kurią sakė, reikia naudotis, tai yra viena iš arti nuotrauka, iš toli nuotrauka ir švari nuotrauka. Čia tas, o ten tas spalvas išlaikyti, jau daug kas labai nebemėgsta to glamūrą, nublūrinto to viso grožio, nes nebėra tikrumo. Taip. Ir kas dar yra, toksai vienas iš tų, ką reikėtų įtraukti, tai postas su užrašu. Kad ant pačios nuotraukos, ten, pavyzdžiui, nežinau, lieknėkime kartu, kažkas tokio, ne? Ir tas vienas iš postų, kad būtų užrašas. Jisai taip paįvairina tinklelį. Tai toks vienas iš naujesnių. Bet čia nebuvo skirta būtent ekspertiniams profiliams? Ne, sakė, gali kiekvienas naudoti. Taip įneša tokio įvairumą į profilį. Nu jo. Man atrodo, viskas dabar šiais laikais yra viskas leidžiama, daug daugiau jo nebėra tų tokių rėmų, bet dabar, tu man pasakėjai ir aš prisiminiau dar vieną dalyką, nežinau, gal aš tegul būna tas įrašas. Būkite labai atsargios, kai storiuose kalbate apie tokiais žodžiais kaip cashbackas, procentai ir pinigai, uždarbis ir taip toliau, dėl to, kad galite gauti tiesiog baną ir užblokuoti paskyrą. Nežinau, kokiu būdu čia reikia rašyti, ar kažkokias nuotraukas geriau daryti atskirai ir kelti, nerašyti tiesiogiai teksto Instagrame, nes botai nuskaito ir gali labai daug blokuojama yra dabar profilių dėl to, kad yra tie ženkliukai procento, cashbacko, uždarbis, kad jis nuskaito kaip kažkokios aferas, žodžiu, apgaudinėjimus. Ir taip pat sakė, negalima naudoti žodis konkursas, dovana, reklama, reikia šitų žodžių taip pat veikti.
Nes ypač žodis konkursas, tai yra visiškas peilis, nepatinka algoritmam ir jeigu mes įkelsim rylsą su žodžiu konkursas, viskas, tas rylsas niekur nenueis. Jo niekam neparodys, bus labai mažas ryčas, nes, tiesiog tokių žodžių nepriema pats Instagramas. Nes aš apie Instagramą jau tai. Ir Facebooką. Facebook'e tai iš viso ten dabar labai daug yra taisyklių, kurių negalima naudoti. Ten postus rašant, kad ir tą negalima naudoti, kviečiu į komandą, kviečiu užsidirbti, bet čia